Labas rytas šeimyna, šiandieną yra sekmadienis ir atvažiavau su sūnumi kavos išgerti. Noriu su jumis pasidalinti vienu žaidimu, užsiėmimu, kuriuo mes užsiimame kartu su sūnumi. Tai turiu tokius prilipdytus popieriukus, kurie lipdosi ir ant jų kažką gražaus parašau. Tai aš užklijuoju ir po to sakau jam surasti, kuomet suranda, perskaitau. Very smart and kind. Thank you. Tai nuėjom į kavinę, nusipirkom kavos, aš kavos, vaikas tajų arbatos šaltos, o dabar keliamės į viršų, kur jisai galės pažaisti žaidimais, automatais, o aš eisiu ir nusipirksiu maisto, nes šaldytuvas toks tuščias, kad galėtų pelė pasikart. Taip pat čia yra tokios parduotuvėlės, bankas tiesiai, taip ir automatai. Noriu parodyti, kaip aš organizuojuosi kitai dienai, nes rytoj, žinoma, prasideda mokykla. Turiu šį siurblį, kuris truputėlį sulūžo. Kodėl? Nukrito ir nežinau kaip pasakyti, šis mygtukas, kuris sulaiko visus nešvarumus, jisai sudužo. Vadinasi, kad mums vis atsiklijuoja. Atrodo, prasiurbi kambarius ir blemba atsiklijuoja. Tai dabar turime tokį lipduką. Labai gerai. Last minute, Ryan. Noriu jums parodyti, kokį maistą vakar pirkau. Tai yra makaronai su vištiena. Aha, ir sriuba. Visą tai jie sudeda į maišelius. Man tas nelabai patinka, bet ką padarysi. Negalvojau, kad parsinešim neštinių maisto, nes šiaip tai bandau nešti savo indėlius. Tos plasmasės per daug, žinoma, nėra gerai, bet šiuo metu ką padarysi, ne? Thank you, Mommy, so much. They like rainbows. So they have rainbow shirt. Aš noriu jums parodyti labai fainą megztinį, kurį pirkau iš antrų rankų. Kainavo 10 taiba, tai mažiau negu 50 kapeikų ir duosiu savo draugės dukrai. Žinoma, pasakysiu, kad tai antrų rankų. Mano draugė labai didelė mėgėja antrų rankų drabužių. Tai yra išplauta, geros kokybės, vai fainas megztinukas, toksai matote, pas mus žiemos nėra, bet jie yra iš Kanados, tai galės nešioti. Visą tai nupirkau savo draugiai. Gal kai kam atrodys labai vaikiška, juokinga, bet aš manau, jai labai patiks. Jinai turi labai linksmą charakterį. Tai visa tai turi prasmę. Jai labai patinka karštas šokoladas ir jinai, mačiau, visuomet geria iš puodelių ir kartais persipila į kitą nešamą į puodelį, kuris jau truputėlį apsinešioja. Jinai pradeda dirbti mokykloje, mokytoja, taip pat su vaiku, kuris turi autizmą. Tai nupirkau jai, kad įsidėtų savo pietus. Toksai kaip ir maišelį, žinoma, reikia dėti į indelį ir po to čia. Išlaiko ir karštį, ir šaltį. Tai va, 2 dalykai. Trečias. Jinai visuomet eina sveiki, jinai visuomet eina į tualetą arba į vonę namuose, nes tenais yra tik vienas veidrodis. Tenais jinai tepasi makiažą. Neturi nešamojo veidrodėlio arba pasidedančio veidrodėlio ant stalo. Tai nupirkau tokį, reikės nuvalyti, nušlifuoti. Labai skaniai kvepiantį kūno purškiklį. Labai skaniai kvepia, šviežiai, tokia rožė, ne per saldžiai, gaiviai. Rankų kremas, žinau, kad kiekvienai moteriai reikia rankų kremo. Taip pat nupirkau kvepalus, skaniai kvepiantys, šviežūs, ne per saldūs, gaivūs kvepalai ir vadinasi Love Letter. Čia yra kolonėlės, mažytės kolonėlės, 80 ml. Labai garsiai skamba, maža, kompaktinė,
Kitą savaitę mes važiuojame visi pasibūti su draugais ir tai bus kaip ir barbecue lauke, kempingas. Tai žinau, kad jinai vešis šią kolonėlę. Galės taip pat savo gėrimą turėti. Aš manau, jai labai patiks. Labą dieną šeimyną. Šiandieną yra šeštadienis ir mes važiuojame į kempingą su karavanu. Kelionė bus 1,5 valandos kartu su 4-5 porom. Okay, then, yeah, these two. No, it's because the other one is for Thor. So, Lady dog. ซื้อเป็นอันนี้แค่อันเดียว Right, but we can't get there till 3. Tai dabar ieškosime karavanų. Labai graži vieta, iš tikrųjų karšta, karščiau negu Patajoje, tvarkinga, švaru, nemažai laukinių šunų, va tas truputėlį baugina. 26, 27, 28. Tai tie karavanai yra mūsų kartu su drauge. Kaip juokingai atrodo, vyras išdėstė visas mėsas ir burgerius, dešreles ir burgerius. Kodėl? Nes viskas buvo užšaldyta. Jau dabar atsišildo truputėlį. Jūs negalit patikėti, kas nutiko. Mūsų karavanas 28. Tenais yra mama patelė ir tiesiai paėjus 5 šuniukai. Jinai pagimdė prieš geras, aš sakyčiau, 3-4 dienas tik tais. Aš bijau truputėlį eiti į priekį su Daš. Kodėl? Nes patelė labai pyksta. Dašui atvežiau iš namų, nes jisai visuomet miega ant šio rankšluosčio padėklo, užvalkalo, nežinau kaip pasakyti. Jo, toks minkštas. Tai dėsiu prie žemės, ant žemės, atsiprašau, nusišneku. Dėsiu ant žemės ir Dašui bus patogu miegoti prie lovos. Taip pat noriu pasakyti, kad šis karavanas yra skirtas savininkams ir šunims. Apačioje nėra šunims. Sakė, kad viskas, kas yra karavane, gali būti naudota. Tai pavyzdžiui, jeigu yra rankšluosčiai, tu gali juos tiesti ant grindų, jeigu pamiršai savo gal kažkokią antklodę, kad šuniui būtų patogiau. Bet mes atsivežėm savo antklodę, vis tiek galvoju, patiesiu, bus minkščiau, bus geriau visiems. Žinokit, gana faina. Jo, faina. O čia tokios užuolaidėlės, matote. Čia yra mano kosmetika. Priežiūra, kūno priežiūra, dantų priežiūra, Listerin. Laikas šokti į dušą, nežinau kaip čia. Aš manau, šviesos nėra. Bandau surasti. Kažkaip nelabai matosi, kur jinai yra. Žinau, kad šviesa yra čia viena. Nežinau kaip jūs, bet aš visuomet išsipakuoju. Jeigu aš miegu naktį, tai išsipakuoju. Viską susidėlioju kaip namuose, daugiau mažiau, kad man būtų patogu. Kiekvienas žmogus skirtingas. Dabar noriu aš pasidaryti makiažą truputėlį. Išsimaudžiau
Visiškai neblogai, sakyčiau. Simonas vakar nupirko mane kaip ir pralinksmino, nes užsakė naują pudrą. O kaip taip įvyko? Jisai pamatė, kad mano pudra jau baigėsi. Ėjau jos pirkti čia Tailande, bet jau išpardavę ir neturi. Sakė, jau tikriausiai neturės. Na, tai pasižiūrėjau Lazadoj, po to pamiršau visai užsisakyti, bet vyras mato, kad vis apverč šitą buteliuką ir bandau užkrapštyti paskutinius lašelius. Tai po to jisai kažkas, matau, Lazadoj iš kelių dienų atvažiavo. Iš tikrųjų, ne tokį numerį nupirko, bet labai gerai derinasi man, žinokite, prie veido. Tai, kadangi aš truputėlį įdegus, tai ne numeris 1 nupirko, o jisai nupirko numeris 2, sakau. Kai pamačiau buteliuką, sakau, o tai tikiuosi, kad geras numeris, geras tas atspalvis. O jisai sako, tai dar atspalvių turim. Nežinau, jisai galvoja, kad visos moterys lygiai tokios pačios vaikščios, tokia pačia veido spalva, ne? Ar kūno spalva. Sakau, taip, nu jisai jau irgi galvoja. Bet matote, visai neblogai, žinokite. Nu tikriausiai dėl to, kad, kaip ir minėjau, aš truputėlį įdegiau. O žinot, kada įdegiau? Kuomet ploviau mokyklos kilimus. Шипсы там, а я кулисла, наверное. Hey, give me a smile. 1, 2, 3.